Aš apskritai apie ministrus ir atsakomybę norėčiau dėmesį, nes mes vėlgi pradedam žaisti Žemaitaičio žaidimą. Aš noriu, kad mes išliptumėm iš tos paradigmos. Visi ministrai, kuriuos skiria Nemuno Aušra, nuo Nemuno Aušros ėjo, jie visi aiškiai pasakė Remigijui Žemaitaitis, kad jie yra visi jo ir jo suderinti. Paskui jisai pradėjo nusiplavinėti rankas. Jis aiškiai pasakė, kad Nausėda prisims atsakomybę. Jis prisims atsakomybę, bet kai jo klausė, iš kur tie ministrai, visais tais atvejais, jisai pripažįsta, kad yra jo ministrai. Netgi Poderskio atveju labiausiai netikėtas. Taip, jisai dalyvavo pokalbiuose. Jisai labiausiai netikėtas, bet jisai pasakė aiškiai, tai yra jisai planavo Poderskį skirti savo kancleriu. Ir jis nemato nieko blogo, beje, matai Mockaus istorijoje. Absoliučiai. Jis kaip ir Paluckas, jisai sako nieko čia tokio. Jis netgi nemato jokių problemų su tuo ponu, kuris ten ginklo ir tą mirties atvejais, ten, kur iš viso, tiesą pasakius, ten jau yra kažkoks užribis visa šita istorija. Ir netgi tenais jis problemų nemato. Tai aš nenoriu, kad mes žaistumėm vėl tą paradigmą čia nais visus su jumis, diskutuodami čia prezidento atsakomybę ar pono Žemaitaičio atsakomybę. Tai yra pono Žemaitaičio atsakomybė. Netgi ponas Poderskis, kuris jau atrodo visai ne Žemaitaičio žmogus, jisai yra Žemaitaičio žmogus, kurį jis planavo padaryti kancleriu ir o kancleris reikia suprasti kai kuriais atvejais netgi įtakingesnis už ministrą, ypač jeigu ministras ten koks nors biologas ir ten daugiau su dievais kalba. Dainius Gaižauskas, Dainiau, sena istorija, išplaukė, keista, kad Nausėda nieko nežinojo apie Mockų, ką veikia tada mūsų spec tarnybos, kurios turėtų patikrinti prieš nešant kandidato pavardę prezidentui ir premjerui. Čia kita tema, Dainiau, bet kiek rimta šitą istoriją aplink Mockų, gali jis toliau tai pareigas jūsų vertinimu? Tam fone, kai sakau, žiūrėkit, ir teistų pas mus, ir pirmininkų buvo teistų partijų, ir narkotikais vartojimai, visi kiti dalykai, žiūrėkit, ir didžiausių konservatorių partijai, kuri čia šitį rėkia, visų, kad prorusiški agentas prasėdė partijos narių beveik metus laiko ir tik tai po to, kai pakelių skandalą Seime šeštadienį beros jį atleidžia iš partijos, nors sausio mėnesį dar pareikšti įtarimai konservatorių ar ne, agentas. Tai esmė tokia, suprantat, čia tokie fonai po 20 metų mačo pasirodo yra, nes linksmi vakarėliai, tai žmonės jau pripratę ir jeigu žmonės, kai kalba, jūs pažiūrėkit, sako, kas darosi valdžioje, pas praeitą valdžią tą kartelę ne tik nuleidų, bet sulaužius numetį, tą ir sakau. Taip, kad šitie variantai, kur dabar nei vieno nenustebins. Žiūrėkit, kaip prasidėjo viskas, ar ne? Tai Blinkevičiūtė eisiu, būsiu premjerį, neįsim su Žemaitaičiu koalicija. Nuėjo, čia, kai sakau, ėmė du didkepsnius, kaip ne, valstiečiai buvo ir Nemuno Aušra. Tai griebė Nemuno Aušra, ten pasirodo kaulas vidury. Ir dabar tas kaulas visiems gerklėje stringa. Tai iš to dabar, kai vyksta proceso, ką aš matau, tai taip, ko gero buvo suplanuota pasinaudoti Nemuno Aušra kaip lengviausia partija, nes ten susikūrus jinai tik rinkimams, susiformuoti vyriausybę, Seimo vadovybę, komitetus, komisijas, delegacijas, o po to įspjauti kaip tą apčiulptą kaulą. Ir taip ir daro, čia nieko stebėtis nereikia. Taip, kad kiekvienas, kuri dabar ministrų ištrauta apie kiekvieną galim, nes žiūrėkit, sakau, metai laiko, agentas profesionalus, grų agentas galimai sėdi konservatoriai, kad o čia nieko tokio. Dėl agento, matai, 10 sekundžių reakciją, neplėskim temos. Tai tiesą pasakius, tai yra absoliutus komplimentas Tėvynės sąjungoj. Rusija lenda tenais, ko jinai nekontroliuoja, ko jinai bijo ir bando suprasti. Nieks nelis pas poną Gaižauską, nes su jais viskas aišku. Nieks nelenda pas naudingus idiotus. Visi lenda tenais, kur jie nežino ir nekontroliuoja. Gerai, Dainiau, 10 sekundžių, bet iš tikrųjų nedaugiau. 10 sekundžių, matai, 12 mėnesių laikyti agentą, kai žinot, kai įtarimai pareikšti dėl būtent šito šnipinėjimų galimo laikyti partijos narių, čia ko reikia? Jūs į ką jūs... Gerbiamas Gaižauskai, vyko tyrimas. Jeigu jūs žinotume, tai vyko tyrimas. Kai jums pareikštas įtarimai buvo dėl jeigu Dainius Gaižauskas ir Matas Maldeikis sutinka, matai, aš galėčiau taip. Matai, jeigu sutinkat, kad tema verta aptarimo, galim padaryti atskirą temą. Absoliučiai, ir Dainius ras laiko, ir Matas ras laiko. Dainiau, sutinkat ar ne, artimiausių metų? Laukiu tos laidos, aš paaiškinsiu, kaip infiltruoja. Padarom apie agentus, labai įdomu.